Labą dieną. Šiandien aš noriu pasiūlyti pažiūrėti į NETS, greičiausiai jūs žinot šitą saitą, valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotis. Vokiečių kalbam. Ir pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsim, kaip atrodo Freizeitaktivitäten ir yra Diagramma. Welche Information sehen Sie in der Grafik? Pažiūrėsim toliau. Sprachen lernen. Vėl šitas yra grafikas ir diagrama. Jeigu mes pažiūrėsim toliau, jūs greičiausiai mokat ir galit užeiti, tai jūs pamatysit, kad ten visur yra grafikai. Ir iš tikrųjų, kad atsakyti į klausimą, ir išvis nors kažką tai pasakyti, mes turim būtinai su jumis pakartoti, kažkam tai reikės ir išmokti. Adjektivsteigerung. Kaip, ja, wie können wir die Sachen vergleichen, palyginti, sulyginti. Ir čia būtinai mums reikia pakartoti Adjektivsteigerung. Es gibt Positiv, Komparativ und Superlativ. Positiv, Komparativ und Superlativ. Komparativ ir A, O, U gaus Umlaute. Aber das ist ja Ausnahme. Gut, besser, am besten, gern, lieber, am liebsten, viel mehr, am meisten. Čia nah, näher, am nächsten. Sekantis. Hoch iškrenta C, höher, am höchsten. Čia kaip išimtis. O tas komparativ plus Umlaut. Reicher, schneller, teurer, iškris schöner, kürzer, länger, dunkler ir taip toliau. Und ir superlativ am plus sten. Am plus sten ir A, O, U gaus Umlaute. Am nächsten, am ältesten, am jüngsten, am kältesten, am reichsten, am schönsten, am teuersten ir taip toliau. Bet čia, žinokit, reikia ne tik žinoti, kaip padaryti, kaip sudaromas tas superlativ arba komparativ, o išvis sugebėt lyginti. Pavyzdžiui, jūs pažiūrėkit į šitą lentelę, galėsit paspausti stop ir atlikti, Schnell, schneller, am schnellsten. Glücklich, glücklicher, am glücklichsten. Schon, schöner, am schönsten. Schwer, schwerer, am schwersten. Ir taip toliau. Čia bus ir Ausnahme,
ir kur reikia umliautą pridėt, kažkur tai reikia raidę pridėt, kad ištarti ir taip toliau. Atlikti šitą lentelę reikės, bet mes pažiūrėsim toliau. Labai toks naudingas dalykas. Papasakokite apie šiuos vaikus pagal pavyzdį. Thomas läuft schnell, Peter Jürgen. Peter läuft so schnell wie Thomas. Jürgen läuft nicht so schnell wie sie beide. Čia, žinokit, būtinai reikia padaryti, nes tas taip pat kaip ir šitas. O trečias ne taip, kaip abudu. Sabine ist fleißig, Ilona, Karin. Ilona ist genauso fleißig wie Sabine ist genauso fleißig wie Ilona. Karin ist nicht so fleißig wie sie beide. Šitą padaryt. Dabar toliau. Kitas sulyginimas. Thomas ist groß, sein Vater. Thomas ist größer als sein Vater. Negu. Negu bus als. Ane? Peter ist fleißig, sein Bruder. Peter ist fleißiger als sein Bruder. Linksniuot daiktavardžius mums nereikia, mums reikia tik išmokti. Jeigu mes žiūrėsim į grafiką, mes turim, jeigu mes nelabai ten galėsim kažką tai apie temą pasakyti, tai nors apie tą grafiką, bet ir perskaityt diagramą, tai irgi reikia mokėti. Reikia irgi mokėti lyginti. So schnell wie oder komparativ größer als. Toliau, dar ne viskas. Paklauskite pagal pavyzdį, kas iš visų yra geriausias, greičiausias, daugiausias ir taip toliau. Ane? Alle diese Autos sind schnell. Welches Auto ist am schnellsten? Alle diese Kugelschreiber sind schön. Welcher Kugelschreiber ist am schönsten? Taip pat am schnellsten, am schönsten, pats greičiausias, pats gražiausias. Ir taip toliau, ane? Pats. Čia superlatyv. Bet tą superlatyv galima dar pasakyti ir kitaip. Übung 4. Fleißig, hoch, jung, neu, schön, schwer. Va taip. Peter ist Schüler in der Klasse. Peter ist der beste Schüler in der Klasse. Ir taip toliau. Čia vat iš šitų būdvardžių reikia, galima pasakyti kitaip. Pavyzdžiui, das ist die Brücke. Die Brücke tiltas, ane? Das ist die längste Brücke in Vilnius. Das ist das höchste Haus in Vilnius. Ir taip toliau. Tai va čia labai svarbus dalykas pakartoti, padirbti, pažiūrėti į Adjektivsteigerung. Kad atlikt
įskaitos užduotį. Ir pažiūrėsim, jūs būtinai įeikit į šitą NETS, į užduotis monologą 3-4 Minuten ir yra temos. Temos šitos gali būti ir rašinėlio temomis. Apgalvot reikia smartphone, ane? Smartphone Nutzung im Ausland ir taip toliau. Tai vat monologą ir arba kitam monologas Corona Einschränkungen. Žinokit, ir temos pasikeitė ir aktualios dabar vat šiuolaikinė temos ir reikia irgi truputėlį pasiruošt. Tai jūs turėsit paimti vieną Monologthema und 3-4 Minuten erzählen. Skype oder arba galėsit užrašyti. Ane? Paimkit vieną, kitą, trečią temą. Čia vėl viskas eina dėl gramatikos. Ir kai jūs suprasit, kad jūs turėsit va tą ir tą gramatiką, jūs galėsit Adjektivsteigerung parodyt, prielinksnius. Aš dar apie prielinksnius užrašysiu pamoką priminimą tokį iš gramatikos. Tai jūs po to, kai jūs žinosit, kaip pasakyti teisingai gramatiškai, jūs bet kokią temą galėsit atpasakot. Tai būtinai pažiūrėkit į kalbėjimo užduotis. Ja, für heute alles.